Rusija neteko daug šiuolaikinės technikos, todėl naudoja sovietinės relikvijas. Ukrainos dronai greitai aptinka ir sunaikina taikinius. Rusijos žinios apie karą subyrėjo, o Putinui tenka susidurti su pasekmėmis. Rusija pralaimėjo manevrinį karą, o Putinas dabar be išeities. Jei tikėtų Putinu, jo vadais ir Kremliumi, niekas apie tai nesužinotų. Rusijos melas apie tai, kas vyksta Ukrainos mūšio lauke, vis dar labai aktyvus. O vienas iš įspūdingiausių, kad Rusija vis dar teigia valdanti Kopianską. Miestas esantis Ukrainos Charkivo srityje, Oskilo upės pakrantėje, yra vos už 40 mylių arba maždaug 24,8 mylios nuo sienos, kurią Ukraina dalijasi su Rusija. UNN teigimu, tai antrasis geležinkelio mazgas Charkive. Tai reiškia, kad Putinas nori šio miesto dėl akivaizdžių logistinių pranašumų, kuriuos šis mazgas galėtų suteikti. Putinas sako, kad Rusija valdo Kopianską, bet jis meluoja. Rusijai nepavykus užimti Kopiansko, aiškėja jos manevrinio karo taktikos žlugimas. Ukraina ją pavertė neveiksminga. Sausio 29d. Interview The Kiev Post Jasonui J. Smartui, buvęs Jungtinės Amerikos valstijos jūrų laivynų ruonis Čakas Fararas, tai atskleidė. Rusija vėl teigia valdanti miestą, kurio niekada neužėmė. Viena įdomiausių man dalykų dabar jau beveik tapo nuolatiniu pokštu. Tačiau vakar, bent jau 4. kartą, aukščiausiose Kremliaus vadovybės sluoksniuose. Ministras, gynybos sekretorius, kariuomenės štabo vadas teigia užimantis Kopianską. Fararas šį teiginį vadina neteisingu ir yra teisus. 2025 metų atrodė, kad Rusija gali užimti Kopianską. Tas laikas jau seniai praėjo ir dabar būtent Ukraina kontroliuoja didžiąją miesto dalį. Iki gruodžio vidurio Ukraina atgavo 90% Kopiansko ir siekia susigrąžinti likusius 10%. Vasario 3. Kijevo nepriklausomas pranešė, kad Ukraina išlaisvino daugiau pozicijų mieste ir sustabdė stipres Rusijos atakas. Ir tik prieš kelias dienas, sausio 27-ąją, Karo studijų institutas griežtai vertino tariamus Rusijos laimėjimus Kopianske, tvirtindamas, kad jie egzistuoja tik popieriuje. Karo studijų institutas teigia, kad realybė yra tokia. Ukraina išlaikė savo pozicijas ir tikėtina, kad netgi pasistumėjo į priekį Kopiansko kryptimi. Rusijos pareiškimai apie miesto užėmimą tik iliuzija ir dūmų uždanga. Melagystė, sklindanti iš giliausių Kremliaus sluoksnių, atskleidžiama ne tik Ukrainoje, bet ir kai kuriuose Rusijos vietose. Kaip teigia Farahas, kai kurie Rusijoje mato, kad imperatorius liko be apatinių, nes tinklaraštininkai neigia užuominas, teigdami, kad Kopianskas nėra savo realybės karalystėje, bet Putinas ir jo draugai yra. Jie turi būti, nes ignoruoja tai, kas vyksta tokiose vietose kaip Kopianskas. Jie nori išlaikyti pasakojimą, kad Rusijos negalima sustabdyti, tačiau Ukraina gali ją sustabdyti. Ukraina jau 4 metus stabdo ją, o Kopianske atgavo svarbius Rusijos laimėjimus ir išlaisvino miestą. Putino sukurta iliuzija pasirodė esanti pigiausias fokusininko triukas. Ir net Rusijos žmonės pradeda tai matyti. Triušis visą laiką buvo skrybėlėje. Kokia tikroji padėtis vietoje? Pradėsime nuo didelių įrangos ir išteklių nuostolių. Rusijai trūksta tankų, reikalingų Putino mėgstamam karo būdui, bet apie tai vėliau šiame vaizdo įraše. Faras teigia, kad Putinas įstrigęs neveikiančioje grįžtamojo ryšio kilpoje, kur iš fronto linijų gaunama netiksli informacija, nors iš tikrųjų rusams sekasi gana prastai. Tai ypač pasakytina apie vertingiausią Putinui išteklių – gyvąją jėgą. Rusijos kasdienis nuostolių skaičius dažnai siekia apie 1000. Vasario 3-ąją jis buvo šiek tiek mažesnis. Ta diena Rusija neteko 760 karių. 2 dienomis anksčiau Ukraina sunaikino 1090 Putino karių. Kitas pavyzdys – sausio 17, kai Rusija neteko 1130 savo karių. Šie skaičiai nėra reti. Dažniausiai aukų skaičius Ukrainoje viršija. 1000 mažesni atvejai yra išimtis. Dar blogiau Rusijai. Dauguma šių nuostolių yra žuvę kariai. Michaelas Kaufmanas iš Carnegie tarptautinės taikos fondo teigia, kad Rusijos žuvusiųjų ir sužeistųjų santykis nėra toks, koks turėtų būti. Kaufmanas teigia, kad žuvusiųjų ir sunkiai sužeistųjų santykis 2025 met gerokai padidėjo ir priartėjo prie 1:1. Rusijos karių žuvusiųjų ir sužeistųjų santykis rimta Putino problema. Pasveikę sužeisti kariai dažnai grįžta į mūšį.
Žuvusį reikia pakeisti, o esant vienam žuvusiam, vienam sužeistam santykiui, Rusijai kasdien tenka ieškoti maždaug 500 naujų karių vietoj prarastų. Ukrainos finansų ministerija skelbia, kad Rusija neteko per 1,24 milijono karių dėl žūties, sužeidimų ar nelaisvės. 1:1 santykis taikomas tik naujausioms Rusijos aukoms. Tai nekeičia realybės, kad Rusijos kariuomenė degina itin brangų išteklių, kuris yra visiškai būtinas norint laimėti manevrinį karą. Tai jau būtų pakankamai blogai. Tačiau, kaip pažymi Smartas, rusams trūksta ne tik žmonių, bet ir įrangos. Toliau pridurė Fararas. Po to, kai buvo sukauptos atsargos, strateginis šarvuotosios technikos, pėstininkų, kovos mašinų, tankų, artilerijos vienetų rezervas, Rusijai liko tik 2000 tankų rezerve. Fararas tvirtina, jog Rusija kare turėjo 40 000 tankų, tad Ukraina būtų sunaikinusi 38 000. Ukraina teigia sunaikinusi apie 11 600 tankų, o ne tokį didelį skaičių. Tačiau palikus ginčius dėl konkrečių skaičių nuo šalyje, pagrindinis Fararo teiginys yra tas, kad Rusija neduoda naujų tankų savo kariams. Rusija teigs, kad siunčiami tankai yra nauji, tačiau iš tikrųjų tai, ką jis siunčia ir klastingai vadina naujais tankais, dažnai yra sovietmečio metalo laužas, kuris buvo atnaujintas kiek įmanoma geriau, naudojant likučius iš pūvančių senų tankų atsargų, kurios netinka tarnybai. Rusijos tankų pramonė tikrai neklesti, kaip atskleidė Forbes vasario 3 dienos straipsnyje. Leidinys pažymi, kad UVZ vienintelė valstybinė gynybos gamintoja galinti gaminti visiškai naujus tankus. Tai T-90M, kuriuos Vladimiras Putinas vadina geriausiais pasaulio tankais. Tačiau gamybos apimtys nėra tokios didelės, kaip teigia Rusija. Ir net jei būtų, jos vis tiek nebūtų pakankamos padengti didžiulius nuostolius Ukrainoje. Oficialiai teigiama, kad Rusija kasmet pagamina 250 naujų T-90 tankų. Net ir atlikus paprastus skaičiavimus, matome, kad per 4 metus sunaikinta 11 600 tankų. Tai sudaro 2900 tankų nuostolių per metus. Taigi nauji tankai sudaro mažiau nei 10% to, ką Rusija siunčia į fronto liniją. Jei 250 T-90 per metus nėra tikslu, tikroji suma, kaip teigia Forbes, gali būti mažesnė nei 200 ar net 100, todėl Fero teiginys pagrįstas. Jei Rusija Ukrainoje netenka tankų ir jų gauna papildomai, juos turi atsivežti iš kitur, o ne tik iš kasmet kelis šimtus gaminančių linijų. Jie paimti iš sovietmečio atsargų, o Feras teigia, kad tai bloga žinia Rusijos karui. Į dalinį atvyksta naujas tankas T-62 iš 1962 metų, kuris išriedės iš vagono ir sustos prie tavo pozicijos. Man nereikia aiškinti, kad metalurgija netitinka šiuolaikinių standartų, sako Feras. Jokių jutiklių, tik optiniai taikikliai. Šie dalykai tik truputį geresni už Rusijos tankus iš Antrojo pasaulinio karo. Netrukus paaiškinsime, kodėl tankų trūkumas veikia Rusijos manevrinį karą. Prieš tai keliaukime į Donbasą. Rytų Ukraina – didžiausių ir sunkiausių mūšių vieta. Vladimiras Putinas siekia atimti Donecko kontrolę iš Ukrainos, o Rusija jau užėmė daugumą Luhansko. Rusijos pajėgos jau daugiau nei metus kovoja dėl Pokrovsko miesto, esančio prieš stipriai įtvirtintą tvirtovių miestų juostą. Pokrovske matytas kraujo praleijimas bus menkas, palyginti su tuo, kas laukia Rusijos pajėgų. Donbasas rodo, kaip Kremlius realiu laiku patiria strategijos nesėkmę. Tai rodo, kad Rusijai surinkus pakankamai technikos mechanizuotoms atakoms, jos dažnai greitai žlunga, kartais net rekordiškai. Farahas sako, kad šie daliniai sunaikinami dar prieš ar netrukus po starto taško ir niekada nepasiekia tikslų. Jis teigia, kad manevrinis karas lems Ukrainos karo baigtį, kur Putino problemos tampa svarbios. Rusija neteks galimybės kariauti Ukrainoje taip, kaip nori, dėl didelių nuostolių iki 2026 metų pradžios. Fararas cituoja Jungtinę karalystę gynybos žvalgybą, kai pateikia šį teiginį. Tačiau Karo studijų institutas priėjo prie panašios išvados, pranešdama apie savo vertinimą gruodžio pabaigoje. UNN teigia, kad Rusija nesugeba sukurti strateginių rezervų ir pralaimi fronte, nes negali pasitelkti kitose Ukrainos vietose kovojančių pajėgų. Kitaip tariant, norėdama užimti Donbasą, Rusija turėtų pergudrauti save ir perkelti pajėgas iš kitų regionų. Tačiau tuomet jos flangai liktų silpni ir pažeidžiami Ukrainos kontratakoms, kurios leistų Ukrainai susigrąžinti okupuotas teritorijas. Galbūt tai dabar matome Kapjansko kryptimi. O Rusijai tai reiškia, kad žengiant žingsnį fenta kryptimi, iš esmės šalis kapituliuoja kitoje. Tai tarsi aklavietė su lanksčia fronto linija. Rusijos technikos ir gyvosios jėgos nuostoliai tokie dideli, kad Vladimirui Putinui tenka rinktis tokį kelią.
Kol jis meldžiasi, kad Ukraina nustotų naikinti jo karius ir techniką, Vladimiro Putino vienintelė alternatyva – politinis sprendimas, kurio jis siekia. Bararas teigia, kad skelbdama melagingas žinias apie Kupiansko užėmimą, Rusija vis labiau viliasi politinio sprendimo, nes kariniu būdu jo pasiekti negali. Akivaizdu, kad Rusija nepasiekė karinių tikslų nuo 2014 metų kare prieš Ukrainą, sako Smartas. Skaičiai kalba patys už save. Pavojingiausios Donecko dalys vis dar stovi Donbase, o nuo 2014 metų Rusijai pavyko užimti tik 20% Ukrainos. Turėkite omenyje, kad tai apima ir aneksuotą Krymo pusiasalį, kurį Rusija pavogė 2014 metais, bei tas Ukrainos dalis, kurias Rusija užgrobė per pirmosius kelis Putino invazijos mėnesius. Nuo tada kiekvienais metais laimėjimai buvo menki. Karo studijų institutas duomenimis 2025 metus Rusija užėmė tik 2171 km² Ukrainos, tai 0,93% šalies. Tai netokie laimėjimai, kokių tikėtume iš manevrinio karo šalies. Dabar, kai įrangos problemos aiškios, Rusija negali tikėtis žymiai spartesnių laimėjimų ateityje. Fararas pažymi, kad Rusijai užimti Donbasą prireiktų dar apie 1 milijono karių per kelerius metus. Štai kodėl Rusija dabar stipriai spaudžia Jungtinės Amerikos valstijos laikytis to, ką ji vadina Ankoridžo susitarimais, turėdama omenyje susitikimą, kuris vyko tarp Putino ir Jungtinės Amerikos valstijos prezidento Donaldo Trumpo rugpjūtį Aliaskoje. Rusija užsimena, kad Jungtinės Amerikos valstijos bandė priversti Ukrainą atiduoti Donbasą mainais į taiką, bet tai Putino nenaudai rezultatų nedavė. Rusija, nesugebėdama užimti Donbaso, dabar priversta prašyti politinio sprendimo kariniai problemai. Visa tai mus sugrąžina prie tankų, technikos ir tradicinio Rusijos karo metodo. Paaiškinkime, kas yra Rusijos metodas. Jis prasideda greitų judėjimų ir baigėsi priešininko išsekimu kare. Žurnalas Defense Horizon aprašo, ką Kremlius norėjo padaryti ir kurį laiką sugebėjo padaryti kare Ukrainoje. Rusija pradėjo karą žaibišką invaziją, siųsdama mechanizuotas kolonas per Ukrainą užimti kuo daugiau teritorijos. Idealiame Putino pasaulyje tankai greitai žengtų į Kijevą, Rusijos kariuomenė nuverstų Ukrainos vyriausybę ir perimtų valdžią. Taip neįvyko, tačiau Rusija buvo pasiruošusi. Užėmusi didelę teritorijos dalį per pradinį manevrą, Rusija pakeitė savo taktiką į išsekimo karą. Rusijos sausumos pajėgos sistemingai puldavo pasirinktą taikinį, naudodamos žmonių bangas, artilerijos apšaudą ir tankus. Idėja buvo išsekinti Ukrainą, nuvarginant jos gynėjus ir sunaudojant visą jų amuniciją, tai priverčiant taikinio gynybą žlugti. Rusija užimtų teritoriją, persigrupuotų ir judėtų toliau. Farahas tai apibendrina. Sovietų karo mašina ir 20 Atos manevrinio karo doktrina tvirtino tą patį. Pirmiausia, taikinys apšaudomas artilerija, tada puolama tankais, po to siunčiama motorizuota pėstininkija ir išnaudojami tankų proveržiai. Jūs tikriausiai jau matote šios strategijos problemą 2026 metų. Ukrainos bepiločių gynyba stipriai pakeitė Rusijos taktiką, tai rodo skaičiai. Anksčiau mes jums sakėme, kad Ukrainos gynybos ministerija teigia, jog buvo sunaikinta daugiau nei 11 600 rusiškų tankų. Taip pat netekta apie 24 000 šarvuotų transporto priemonių, per 1600 raketų paleidimo ir beveik 37 000 artilerijos sistemų. Ir matote, kad pagrindiniai Rusijos manevrinio karo strategijos komponentai žlugo. Dėl to matome tai Donbase ir kitur Ukrainoje. Dėl didelių įrangos nuostolių nepakeitimo Rusijos mechanizuoti puolimai tapo reti. Fararas teigia, kad užtenka $1500 Mavic drono su reaktyvinis prieštankinis granatsvaidis galvute, kad būtų sunaikintas bet kuris tankas. Rusija karo pradžioje nesvarstė tokios galimybės, o dabar, supratusi Ukrainos dronų grėsmę, jau per vėlu. Viskas, kas Rusijai liko, tai nepakankamas naujų tankų kiekis, kuris gaminamas, ir daugybė sovietmečio šarvuotos technikos bei ginklų, kurie netinka 21 amžiaus kovoms. Dideli manevrai dabar neįmanomi. Rusijai tas laikotarpis baigėsi ir nebegrįš, todėl dabar ji siekia menkų laimėjimų. Matėme, kaip Rusija, turėdama mažai šarvuotos technikos ir artilerijos, bando prisitaikyti ir vykdyti anksčiau jai būdingus puolimus. Putinas pasikliovė vieninteliu ištekliumi, kurį jo manimu turi gausiai – žmonėmis. Rugsėjį Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Oleksandras Sirska teigia, kad Ukraina pastebėjo Rusijos taktikos pokytį. Užuot puolusi Ukrainos pozicijas su mechanizuotomis kolonomis ir didelėmis karių pajėgomis, Rusija pasirinko daug klastingesnį metodą. Naujoji šalies taktika – būriai po 4 karius.
Šiems būriams pavesta prasiskverbti pro Ukrainos dronų gynybą, ko negali šarvuota technika ar didesnė įranga. Jų tikslas – giliai įsiskverbti į mūsų teritoriją, atsitraukti, persigrupuoti ir vėl pulti, kad smūgiai trikdytų logistiką bei karių rotaciją, rugsėjį sakė Syrskis. Kurį laiką tai iš dalies veikė. Rusija bent jau sugebėjo paversti regionus, kuriuos buvo užėmusi Ukraina, pilkosiomis zonomis, kuriuose buvo dislokuota dalis Rusijos karių. Problema paaiškėjo greitai. Maži daliniai be šarvuotos technikos negali užimti didelių miestų. Ukrainos dronai dažniausiai aptikdavo ir sunaikindavo įsibrovėlius, o prasiskverbę pro linijas dažnai likdavo izoliuoti ir apsupti. Taip, jie vis dar gali sukelti problemų ir galbūt net nužudyti keletą karių. Tačiau realybė tokia, kad šie maži daliniai negali atlikti darbo, kurį Rusijai turi atlikti tankai ir artilerija. Iš pradžių atrodo, kad Rusijos kariuomenė prisitaikė, tačiau iš tiesų tai tik patvirtina tai, ką jau žinome. Rusija neturi įrangos teritorijai užimti, o jos kariai kasdien žūsta rekordiškai daug. Tai veda prie paskutinės Rusijos vilties išlaikyti puolimo prieš Ukrainą stiprumą. Smartas ir Fararas pažymi, kad Rusija pradėjo samdyti užsienio samdinius, dažnai juos apgaudinėdama ir teigdama, jog jie nebus siunčiami į frontą, tai kompensuodama karių trūkumą. Visa tai yra dalis strategijos, kurią pasak Fararo pradėjo garsioji Rusijos samdinių grupė – Vagnerio grupė. Ši grupė aktyviai dalyvavo Bachmuto mūšyje, kur Rusija, pasak Fararo, neteko apie 130 000 karių. Teiginys ginčytinas. 2023 m. birželį Pravda skelbė, kad vakarų vertinimu Rusijos nuostoliai apie 60 000. Rusija tame mūšyje nesiuntė gerai apmokytų karių užimti Bachmuto. Rusija siuntė mėsą, patrankų pašarą, o jos užsienio verbavimas, kuris dažnai pritraukia vadinamosius karius be jokio karinio pasirengimo, vykdomas tam pačiam strategijos tikslui. Wagner grupė, kuri pritaikė šį metodą. Tau nereikėjo apmokyto kario, tau reikėjo žmogaus su batais. Tu jam davai šautuvą, paleidai droną ir pasakei, eik tuo keliu iki ukrainiečių, tada jie pradės šaudyti ir mes žinosime, kur jie yra, sako Fararas. Logika. Geriau aukoti patrankų mėsą nei techniką. Dabar Rusijai trūksta technikos, todėl pagrindinė strategija tapo patrankų mėsa. Karas Ukrainoje iš esmės tapo kova tarp Ukrainos dronų ir mirštančių Rusijos karių. Putinas žino, kad šios kovos laimėti negali, tai žino ir Ukraina. O Ukrainos užduotis – užtikrinti, kad Putino politiniai žaidimai neužgoštų fakto, jog Rusija jau seniai pralaimėjo manevrinį karą ir kad Putinui nebeliko pasirinkimų. Rusija dabar žino, ką reiškia visiškas pralaimėjimas. Dar viename Ukrainos regione matome tai, apie ką kalbėjome šiame vaizdo įraše. Rusija bando užimti Vovčianską be šarvuotos technikos ir jiems sekasi taip, kaip tikėtasi. Daugiau sužinokite vaizdo įraše. Patiko? Prenumeruokite The Military Show, kad sužinotumėte apie įvykius Ukrainoje. Ačiū, kad žiūrėjote.